Jei planuojate motociklo kelionę užsienyje, pavyzdžiui, Ispanijoje, Italijoje ir bet kurioje kitoje Europos šalyje, pats svarbiausias dalykas yra užtikrinti, kad jūsų transporto priemonė tikslą pasiektų saugiai ir be jokių pažeidimų. Šiandien parodysime, kaip MotoXpert komanda teisingai ir profesionaliai paruošia bei pritvirtina motociklą saugiam transportavimui. Pirmas žingsnis yra motociklo užkelimas ant specialaus rėmo. Čia svarbu, kad priekinis ratas tiesiai ir tvirtai atsiremtų į priekinį fiksatorių. Tai užtikrina stabilumą ir neleidžia motociklui judėti pirmyn ar atgal. Prieš įvažiuojant motociklui išimame šią specialią detalę, kuri skirta priekiniam ratui tvirtinti ir ją susireguliuojame. Tvirtiname į reikiamas skyles pagal rato dydį. Ratlankio dydį galite rasti ant priekinės motociklo padangos. Dydis žymimas raide R ir skaičiais, o analogiškos R reikšmės yra nurodytos lankstiniuose. Įstatome metalinį strypą į teisingą vietą ir užfiksuojame patį lankstinį prie paletės specialių kabliukų. Įprastiems motociklams lankstinį galima statyti į pačias pirmas skyles, tačiau jeigu motociklas yra trumpas, pavyzdžiui, kai kurie street tipo motociklai, lankstinį reikia perkelti arčiau galo. Taigi iš viso čia turime 3 tvirtinimo vietas. Čia yra svarbu, kad galinis ratas būtų kuo arčiau paletės galo ir taip svoris maksimaliai tolygiai pasiskirstytų visai paletiai. Įstačius ir užfiksavus lankstinį, lankstinio liežuvėlis yra sutvirtinamas varžtu. Įvarę motociklą pradžioje pririšame jo priekinę dalį diržais prie paties rėmo. Diržus veriame per apsauginius lankus, mūsų atveju šis sportinis motociklas lankų neturi, todėl diržai bus veriami už vairo. Veriant diržus turite įsitikinti, kad jokie laidai ar jungtis nebus užspausti ir taip sugadinti. Įvarius motociklą palikite jį stovėti ant bėgio. Galinė dalis užfiksuojama už šakės arba ratlankio. Dažniausias ir geriausias galinės dalies tvirtinimo būdas naudojant keleivio pakojus. Tačiau, veriant diržus per pakojus, nereikia jų perspausti, nes pakojai dažnai būna aliuminiai, jeigu diržus veršite per stipriai, jie gali sulūžti. Nenaudokite daug jėgos, tik užtempkite ir tiek. Jeigu galinių pakojų neturite, tvirtinimui galite naudoti galinės daiktadėžės rėmą. Jei neturite ir jo, galite diržą perverti kiaurai galinio rato ir prispausti tik jį. Bet visada geriausia naudoti tokį tvirtinimo būdą, kuris suspaudžia amortizaciją. Tuomet motociklas tikrai turės mažai šansų nukristi. Taip pat papildomai sutvirtiname ratus ir tvarkingai susukame laisvus diržų galus, kad kelionės metu jie netrukdytų ir nesiplaikstytų. Jei turite kokių nors asmeninių daiktų, pavyzdžiui, krepšių ar prietaisų, galite juos savo diržais ar pakavimo plėvele pritvirtinti ant paletės šono ar motociklo. Tačiau turėkite omenyje, kad draudimas nepadengia šių daiktų dingimo ar sugadinimo, o kelyje gali nutikti visko. Rekomenduojama palikti tik tuos daiktus, kurie nėra labai brangus, tačiau juos ir taip pritvirtinkite, kad nepasimestų. Prieš išvykstant galutinis patikrinimas. Motociklas turi judėti vientisai kartu su visu rėmu. Ant kiekvienos paletės rasite QR kodą, kurį nuskanavę galėsite priskirti ją prie savo užsakymo. O jei norite išvengti visų transportavimo rūpesčių, MotoXpert gali pasirūpinti visų logistikos procesu. Saugiai atvežti jūsų motociklą norimu adresu ar pristatyti į terminalus esančius visoje vakarų Europoje. Nuvežti nuo ir parvežti atgal į Lietuvą, Latviją, Estiją ar Suomiją. MotoXpert yra sukurtas motociklininkų motociklininkams ir puikiai supranta, kiek aistros, laiko ir resursų įdėta į šią techniką. Todėl į kiekvieną detalę žiūrima su maksimalia pagarba. O ir palikti motociklo raktų nereikia,
reikia, jie lieka pas jūs. MotoXped tai jūsų saugus ir patikimas būdas transportuoti motociklus visoje Europoje.